Sveiki, su jumis Marius iš pokermokla.com. Kaip ir žadėjau, šiandien įrašysiu savo live sesijos dalį. Jeigu bus kokį nors dypų, tai šito nerodys, šitą įdėsiu ir dar kokį finalinį, jeigu bus. Tai čia su karaliais, Rešavas ar Kolas. Čia jis aišku. Čia gal fišus, kad sundiusim tiesiog pakolint geriau. Čia aišku betas standartinis. Čia irgi betinam turną ir šaunam realiai bet kokį riverį. Čia dar vienas favelį. Ir manau, kad vis tiek čia, ypač to turnyro fieldas toks prastas, kad mokės čia dar kažkas, tai betinam savo verpeiro. Čia aišku foldas, freebetas šiaip turbūt būčiau defendinės. Knockout ypač kai dar dengiu. Čia Izo žinoma, su Iskingu farvelė. Ir čia su 9 bygais manau, kad kolino, nes vis tiek šitas pastoviai limpina, tas gali tikrai silpnesnių porų sušaut. Plius neturim ko laukt. Ir čia tiesiog reizinu ir susidedu į toks bankas. Ir ką, bandom laimėt. Up. Čia foldas tikrai neatsidarysim. Čia čekinu tiesiog. O čia, kad turime MP ir FI 25. 3 iš 3 metėsi freebetą, tai pabandom pafreebetint. Apie 2,5 karto. Truputį didesnę pusę, nes labai deep. Čia turbūt kolinam, reizinam. Čia aišku foldas nepraeis freebetui. Į gerus handus pataikiau labai.
Čia nemanau, kad dažnai limpinsi mus su stiprų range, tai galim tiesiog šovint 15 bigų. Ir čia. Manau, kad vis tiek reikia kolint, čia vis tiek žuvytė bus, tai gali išbėtinti tokius handus, kurių nereikia. Jep. Be to, jeigu įdomu kokie stacijai, kur yra, tai čia YPP, PFR'as, Raised Versinas, Freebetas, Faultų stylas, Freebetų stylas, kiek Raised Olympus, kiek stylina, kiek Foldnai Freebetas, Betas Flopo, Faultų Betas, Betas Turno ir Blindai. Tai gal bus kažkas įdomesnė greitų metu. Nes prieš pradedant filmuot porą deepų bastinau, tai būtų buvo įdomu daug pažiūrėti su deepais. Čia aišku, Jack 8 šitą neturim vietos nieko daryt, ypač be statsų. Čia tiesiog defendas, daugiau variantų neturim jokių. Ir turbūt čekinu, visi čia galėjo checkbackinti ir septintukai ir damai ir nepaleis vis teikęs tokių handų. Čia kadangi deep esam ir visi labai daug kolina, tai galim truputį daugiau raisint. Čia limpint tą bankę visai norėčiau išlydint, paprotektint savo ranką. Ir čia du žmonės tiesiog checkbackino. Čia kadangi esam deep, tai raisinu 3x. Tokį sizingą tiesiog kolinam, raisint nelabai noriu, nes nieko neišmušim, orą bitinam, ypač kaip 52 YPP. Čia vėl be statsų tiesiog foldinu, flatint nemanau, kad čia labai gera idėja šitoje vietoje. Queen Jack off prieš EP. Čia kadangi šitie daug kolina, tai po pozicijas nelabai noriu žaisti Queen Jack, Queen Ten off. Queen Tenas jau čia būtinai openintume. Ir vėlgi, kaip minėjau, kadangi daug kolina, galim truputį sizingą pakelt, kad daugiau vertės gauti. Ir ant paruoto bordo mažiuką visai norėčiau dėt. Nes šitas tikrai prastesnis handas gali išsikolint. Čia foldas.
Ir čia aišku foldinam. Nematau jokio reikalo kolint. Čia jeigu ne šitas šovas, tai būtinai komplytinti tokius handus reiktų. Čia iš smolo komplytinam tiesiog. Gaunam gerus otsus. 5-6 siūtė visai atsidaryt noris. Geras žaidžiantis handas, vėlyva pozicija. Ir tiesiog čia beikinu su šiokiu tokiu šūdan vėl, tikėdamas, kad neišblefuos. Čia aišku standart openas su įskingu. Čia atrodo nitukas, mažai atsidarinė, tai foldinam, nefribetinam. Jeigu daugiau openintų, tai tikrai fribetui būtų puikia vieta. Čia tiesiog farveloje. Už mūsų turim tik vieną aktyvesnį žaidėją su 3-8 VPP, kitą atrodo netiškesnį, tai neblogą vietą paupinint, kadangi Erlė tai truputį sizingą padidino. Čia taip pat turbūt pabandysiu, jeigu visi foldins. Su blokeriuku. Čia kadangi bigui labai tiko, tai tiesiog foldino, ypač į donką. Ir čia ant poroto vardo visgi sibetino. Čia pas jį, kadangi toks VPP, tai neaišku, ko gali būti. Ir bandau nusičekint. Tikėdamas, kad mano šūdan vėl bus pakankamai geras. Ir kadangi nežaidžiu su juo, nežinau, ką išdarinė, tai tiesiog turbūt foldinau. Aha. Čia 13 bigų knockout'e, tai su 5 tikrai renkam. Kadangi 10 000 pradinis, čia pradinė galva, tai dadedam pusę. 15 000, tai mums realiai apie 30% net mažiau reikia, tai tikrai kolas. Up. Čia Jack ten siutę būtinai openam iš tokios pozicijos. Iš katofo. Čia vėlgi be informacijos visiškai freebet nenoriu, nes gali būti labai palaidas ir viską kolintis. 3,5x irgi.
out of position flat nesinori. Čia foldinam irgi nieko neprireiksim, ypač 13 bigų stekas, kai upina. Čia paupina 16 bigų irgi žiauriai stipriai atrodo, dar 2 kolai, tai tikrai manau, kad King Jacką foldint turim. Nu jo. Čia būtinai defendasi tokį mažą betą. Čia čekinu tikrai reizį nenori, nes nesinori išspūst banką labai su įstenos. Čia foldas į pot size'ą. Opa. Ir turbūt vieną blindą jo reikia kolint, turim backdooriukų. Ace high ir šiaip pas juos čia dažnai būna oros, kai deda po tokį blindą. Čia freebetinam 2 žmonės, kvizinam tikrai. Farvelą. O čia prieš neaišku 20 blindų, turbūt kad reikia iš botono izoliuoti. Vat labai nervuoja, kai maži stekai ir neaiškus oponentas ir taip gaunas. Tai čia į 3 kolus check. Turim subetint. Jo, jeigu liks turim tik su šito bankė, kris blankas, tai turbūt šavins tiesiog turną. Nes, nu, abu atrodo palaidė 50-36 VIP, tai tikrai gali blogesnį handą iškolint. Ir nenorim duoti free cardo ant tokio bordo. Nu, pažiūrim, ką turim. Jup, Jack 9. Gaila. Bet va, Queen Jackas irgi iškolina. Tai manau, kad nebuvo blogas šovas, tikrai. Palikim kuriam laikui 5 stalus tegul būna. Kad ir kokie geri, oci 9 dof nenoriu kolint, 9 suited kolinčiau. Čia openas brodvėjuką iš MP irlė. Nebaisiai daug turim iš ko ir ties traukti, ypač kas tai flopą pačekinsim. Čia nenoriu tokį silpną tūzą atsidarinį, nes šitie viską kolina. Čia kolas. Visiškas mitas, tai aš nemanau, kad čia baisiai daug blogesnių handų mus kolins, tai tiesiog kolinu į tokį nitą. Visi tokius handus būtume tiesiog išmušę.
suited. Turbūt, kad šūvis šito vietoj geriausia, nes žiauriai daug sulysio gaus ir bet irgi išmes nesąmonę. Aha, kokia šlyšti situacija, 16 bigų open folding gal. Nes šitie viską kolina. Tik šūvis gali truputį per mažai uždirbt. Manau, kad netgi foldinsim. Būtų koks 13 blindų tikrai šūvis. Įdomu, reikės pasižiūrėti, kiek uždirbu iš čia. Kur čia yra? Dešim 8, jeigu čia visi foldins, būčiau open'nės, bet dabar tai beliks tiesiog foldint turbūt. Čia čekinam tiesiog nėra daugiau ką daryt. Kiek čia toliai trava. Truputį gal nuobodoka kaip 5 stalai, bet čia žiūri nepatogus stalas, kur žaidžiu dabar, tai neina monitorius normaliai pasidėti, daugiau nesigauna užsikurt. Šį kartą teksiu tiek. Arba įrašinėjant, jeigu būtų daugiau stalų žiauriai nesimatytų jau, tai palikim 5 šiam kartui. Čia 7 du siūlės, jei nieko nedarysim, foldinam. A9 foldas irli. Čia foldas, out of position nenori žaisti, o tokio žmogus su kem 6 YPP freebetint irgi nenori. Nu ką, džekučiai bus solinas, realiai beveik bet kuriuo atveju. Jo, tobula. Čia openam, karalius 9 siūtėt, čia mūsų tikrai daug prastesnė handai kolina, tai žiauriai faina. Ai, čia 11 handų, tik 91 YPP. Na, turbūt, kad nebus gerai. Jep. Čia defendinam tikrai sujacked suited. Ir pasižiūrim, ką čia dar įsijungus. Su abu galiu kolinu, raising taip deep nenoriu. Gal 8-tukose ką nors įdomesnio turim. Check. Ai, bounty builderis 7,5 pats tas. Ok, įsibetino, double checkino. Bet labai nejaukiai tokį žmogų blefuot su 9 YPP, kaip prieš tai betinai 2 žmonės, tai realiai bele ko iš čia gali išsikolint.
ką žinau, ar tą tūzą 5 būtų paleidęs tokiais stacijais. Tai manau, čia šitoje vietoje blefas per daug retai veiks, kad missing tą draw į blefą verst. Kiek čia tų žmonių likė? Kam 6? Čia tai tiesiog reizinam farvelą į 3-4 YPP žmogų. Tai būtų labai nefaina gauti freebetą, bet dažnai čia ne freebetins. Ir sibetino. Ok, čia įdomus variantas. Čia iš kur reizas. Oh, yeah. Pa šitą retai bus handas šiam 5 YP, pa šitą irgi gali visokių nesąmonių būti. O kas? Bet keičiau dead money gaunas 900 000, man būtų 50, 30%, tai... Manau, kad čia reikia smeigt, plus kai tiek kolų gali būti čia viena kita mažesnė parelė. Bei flipai man su juo labai tinka. Vienintelis baisus šitas. Ok, 2.8 VPP, ai čia šitas fišas. Jo, prieš tūzą 7 netgi šiam labai faina. Tai čia tiesiog dedu farvelą prieš jį. What the fuck? Šiaip tai aš mačiau prieš tai, kai jis su to peiru tiesiog šitaip daro. Šiaip su nesąmonėm tai kaip ir reikia kolint. What the fuck? Karalius 6 flat. Zaibys. Jo, ten tai tiesiog nesitikėjau, kad tokius handus flatins, šiaip prieš tai su visokiais draw ten reizino šovino buvo, kad su to peiru tiesiog su šovino irgi gal 50 bigų. Tai dėl to šitam kolinau. Plius mūsų visokie 9-8 nebitino, nes buvo 2-6, tai mūsų 2 porė kaip ir geriausia. Gaila. Ok, ką turim toliau? Turbūt šiandien nebereiginsiu, tai pabaigsim šitą video. Kitą kartą pabandysiu, jeigu per tą laiką turėsiu kokį įdomesnį finalinį stalą, tai finalinį įrašyti. Karalis 9 taip ir manau, kad neverta openint, nepliusuos labai daug. Ne tai, antė yra iš karto, tai gal ir galim iš tikrųjų. Nors gan palankiai hebra sėdi. Čia žinoma turim sibetint, kai flush draw yra. Ir gavę čia kreizą apsivemtume nuo tokio netiškesnio opo. Šiaip tai sorry, kad gavos kiek nuobodesnis video, nes porą dienų bandžiau grindinti ir kažkokius tai dypus įrašyti, bet tik prieš pradedant įrašinėti visi dypai greitai dingdavo. O kadangi rytoj jau noriu patalpinti, tai tiesiog nusprendžiau rašyti šiaip sesiją.
Ok, čia šitą turbūt tiesiog freebetinam, kad susidėt, plus bigas gali čia irgi kolint net freebetą. What the fuck, 8. 8 blindai, min raise fold, šiaip gražu. Čia netiškesnio opatai nefribetinį, nenoriu blogesnių handų išmest, plus galim gauti rašovą už mūsų yra. Šitas, ir jeigu šitas reason galėsim rašovint, jeigu šitas pasikolintų. Čia openas visai nieko. Tik vienas šitas nepatiko, bet praslydom. Ok, čia įbekint aš čia tikrai nenoriu. O, 7 setas vis tiek reikia įbetint farvelą, deep esam. Čia defendinam prieš 4 žmonės, jų tetūza labai faina. Nitas, be 10-6 siūtė. Va čia labai neaišku. Toks netiškesnis, vis tiek reikia defendus pusę siūtą, bet manau, kad reikia. Kiek čia likia, 3-8. Čia buvo būti trejetus tiesiog šavinsiu, jeigu visi foldins. O kai limpina tokiais tekit, tiesiog limpinam iš paskos, bandom setmainint. Ir tiesiog foldas. Čia iš smolo tikrai kompletinam su 5-9 siūtę, žiauriai gerą kainą gaunas mum. 5-3 foldas. Čia buvo 40 blindų, truputį virš 2,5 reopenam. A6 siūtė. Iš batono 19 bėgus teka. Turbūt foldinu tiesiog ar... Jo. Geriau flopinačius handus visus izoliuočiau. Aš čia labai neaišku. Jep. Čia kadangi vištiškiau žaidžia, tai 10-8 irgi būčiau openęs, bet dabar jau nebe. Nes kai turi nuo pradžių įrantę, tai kovojam dėl tų čipų.
Čia jeigu visi foldins openinsiu. Galvoju, gal truputį daugiau reiktų tokį jo. Čia reikėjo truputį daugiau open, kokius 2,5. Ir čia turbūt checkbackinsiu, nes nenoriu gauti check raise'o. Plius tas ace high vis tiek kartais showdown'e laimėtų. What? Čia į 3 žmonės įkolinu karalius tad. Ką ant tokio bordo checkint ir išbetin, bet čia ne. Su 5k irgi neblefuos. Bet taip noris pasikolinti čia visiškai nieko nerepina. Parodys kokį 7 arba 9. Jaučiu, kad spyvas bus iš mano pusės. Įskingas, wow. 10,8 ant bigo, jo. Ok, checkbackina, vis tiek nenoriu duoti free cardo, kai yra flush draw street, nors jis turėtų tokius išbetinti, bet subetas 0, tai visko gali turėti. Čia 2 žmonės. Visai noriu pasibetinti, ypač kai turiu gutshotą į streitą ir sausas bordas. Ok, ant tūzo checkbackinu, nebe per daug, nors ne. Šiandien vienas VPP reikia, bet ant to tą praleidau. Ir melis, kas negausim check raise'o. Nes toks turėtų kolinti ir visas damas toliau ir netgi 6, 7, 8, manau. Šiaip pasakius, su 60 VP atsiranda visokių kosminių handų, kur sugalvoja pasikolinti, tai visai faina. Toliau įsibetinsiu tokiais valoj handais, nors ir fin atrodo. Čia aišku įsibetas, ant tokį draw boardą truputį didesnį dedam nei pusę banko. Čia įsibetinam farvel'oje į 2 žmonės. Vėl tiesiog checkbackinam, nėra ką daugiau daryti. Ir dabar klausimas, kadangi čia vis tiek fišas prieš vis nebalansuoti, nei ką reikia ar donkinti 8 ar ant tokio draw boardą gal ir padonkinsiu mielai tokį fišą, kad paprotektinti, nenusičekintų kažkokių savo nesąmonių. Ir dabar čia nors plėt. Tai čekinam jo. Ir farvelą. Aš prašau skambina, tai pauzę paspausiu po hando. Ok, tęsim video, tai gaunam ten tiesiog foldino riverį. Čia tiesiog limbackinam. Izoliuoti tikrai neverta iš smolo tūzo 2. Ir manau, kad čia noriu čia kolint labiau negu betint. Kai dar 2 žmonės už manęs. Ok, šitas manau su visais stipresniais tūzais kaip ir turėjo sušaut prie flop. Tai bandau kolint. Ir kolinsiu šava, kaip pats aizas liko. Plėt. Jep. Realiai buvo likę tie tūzai, su kuriais splitinam, nes nebent dar tūzas 7, tūzas 8 visokie. Foldas.
Nėra vietos fribetui, nėra samplo. Tačiokai open. Ypač čia, kadangi knakautas yra, ant bigo realiai bus solunas. Jeigu kolins, okei. Kadangi čia dėl tų galvų pasitė, tai betinam farvelą, jeigu šavina kolintume ant tokio bordo. Manau, kad dar vieną betino. Į tokį. Nu, jam. Dama 5 min reizo defendino. Ypač kai turim 5 RFI, tai vis tiek turėtų iš vėliau pozicijų daugiau atidaryti jo. Ir ko čia gerai. Check backin, nes manau, kad jis turėtų flush draw hitins išbetin turnę. Karalių ir stipresnę damą turėjo betint, mano manimu. Tai galėsim kaip ir kolint turną. Jep, 6. Čia nėra, šiaip tai rinkčiau galvos, jeigu šitas nebūtų limbinės, bet dabar šitas lysi tiesiog foldas. 5-2 foldas. Jo, 100 bigų šovą gal nusifoldinam visgi. Eiskingas damos. Wow. Įdomu. Čia, kadangi mitas open, tai vis tiek pasifiliatinu, bet freebetinu nenoriu, nes viską prašiau išmest. Iš smolo completinam ir įskviną openam būtinai. Ok, ir flopą, aišku, pagal sizingą, bet turim čia kolint, jeigu betins. Nebetina, tai čekinam patys. Nemanau, kad čia baisiai būtų vėlai handais. Ok, čia įdomi situacija. 13 bigų šavas, bankas 100 000, turim 300 000, čia vėl tas fišas. Tai jo, tiesiog rašau vieną šį. O čia turbūt kolinam vieną. Holdinam. Up, nubytinam. Lemba čia, neaišku, reikia kolinti turną. Nu, okei. Queen 3 soft tiesiog foldas, 9-8 nitas ant bigo, prieš šitą būsim pozicijai tai pabandau. Nes 8-8 fold to steal, tai labai neblogai. Čia aišku būtinai įsibetinam. Poruotas bordas, mažiau hitina, plus turim gačotą. Ir betinam toliau. Nenoriu tikrai checkbackint. Mes prarastume vėlą. Ok, dar porą minučių šitą video baigsim. Čia jeigu šitą šavina 13 bigų ir šavina, tą kolinam easy. Davai, holdinam. Freebetį nenoriu, flatint, queen jack off irgi baisiai nenoriu, nors deep. Ir fishas, tai gal ir visai faina. Čia tiesiog completinam. Ok, čia realiai nėra
abu fišai. PP, ką čia daryt? Manau, kad vis tiek 2 streetų vertės negaus, tai geriau čekinu. Gal išbetins iš jų kas nors? Ai ne, dabar pats betino. Tikiuosi, kad koks tuzelis, jeigu bus nusikolinis netyčia. Opa, išdžekas. Vėlgi limpinam, neizoliuojam su poreliam, tiesiog setmainam, ypač taip deep. Ir tiesiog foldinam, jeigu betą gaunam. Ką, pažiūrime Kingo handą ir visą baigsim šiam kartui. Čia tokie labai neaiškus, ar multi V10 of calling, ar nesiūtai tikrai kolas. Čia jeigu Davidukas ševins, tai tikrai kolins 23 bigus su Kingu. Nu, Davidukai. Ok, tai šiam kartui tiek, su jumis buvo Marius iš pokeramokla.com. Iki.